Jo. Ne, tai sveiki visi susirinkę. Ačiū Jums, kad skiriate Jūs laiką sau, būtent savo emocijų tam pažinimui, savęs pažinimui ir savęs tam domėjimuisi, kad kaip sau galime mes padėti. Taigi esu Laura, jau 10 metų praktikuoju sąmoningą kvėpavimą, emocijų paleidimų praktiką ir visas emocijas, kuom aš iš tikrųjų dalinuosi, tai viską tiesiog daug dalykų esu perėjus per savo patirtį, per save ir todėl drąsiai dalinuosi šiomis technikomis, nes žinau, kad jos tikrai labai veikia, yra veiksmingos ir pačiai įvairiose gyvenimo situacijose tiesiog padėjo man išeiti iš tam tikrų situacijų ir rasti sprendimus. Ir susikurti savo gyvenimą tiesiog tokioj vidiniai laisvėj, per vidinę laisvę priimt sprendimus, per vidinę laisvę mėgautis gyvenimu ir viskuo, ką gyvenimas visomis dovanomis, ką man teikia. Tai aš labai džiaugiuosi Virginija, kad prisijungė, nes mes Alytuj tikrai labai gerai ten susibendravę buvom ir tokį labai stiprų ryšį jautėm vienas su kita. Tai labai fainiai ir džiaugiuosi, kad tas kelias tebesitęsia ir visiems kitiem ir Birutei, ir Jurgitai, Danutė pirmą kartą. Tad esu taip pat šitoje kompanijoje, bet pas mane galbūt tas požiūris eina per kitą prizmę. Aš tiesiog daugiau einu per life beauty ir per kūno pojūčius. Kadangi Axiomia Life, dabar jau naujas pavadinimas, yra šitam visam testavimo, organizmo testavimo programoje yra ir psichosomatika, tai iš tikrųjų yra labai geras variantas pasižiūrėti, kokios priežastys yra tų visų mūsų kūno organizme sukeltų reakcijų, ar ne? Ir kaip mes žinome, tai kiekvienas mūsų organas, mūsų kūno dalis yra talpykla mūsų emocijų, jausmų, mūsų minčių, mūsų įsitikinimų ir visų kitų dalykų, ką mes patiriam, tai ir dienos reakcijas, ar ne, tai kiekviena tam tikra emocija, jinai talpinasi į tam tikrą organizmo dalį. Tai, tarkim, kai mums susuka nugarą arba kažkur nei iš šio, nei iš to atrodo pradeda rakinti kaklą, ar tiesiog kažkur į kūną kažkoks toksai cinkt impulsas, ar ne, kažkas tai jaučiamasi, tai turėtumėm suprasti, kad mūsų kūnas su mumis bendrauja. Kai mūsų kūnas su mumis bendrauja, jisai duoda mums signalą, kad sako, žiūrėk, ten pas tave yra netvarka, ten reikia pagalbos. Ir kas dažniausiai mus nuslopina įsiklausyti į savo kūną, į savo pojūčius, tai protas. Protas, kuris bando apsaugoti mus, kad mes tenais neitumėm gilyn, kad mes nesidomėtumėm, nesikapstytumėm, nes kai mes ten pradedam kapstytis, mums pradeda skaudėti. Ir dažniausiai mes patiriam tam tikrų, patyrę jau tam tikras traumas ir eidami į kūno pojūčius, mes vėl išjaučiame tą patį jausmą, tai protas ir sako, tu tenais neik, išgerk geriau kokią tabletę, ar kažką kito pasidaryk, ar tiesiog užsiimk kokia kita veikla ir tu pamirši apie tą jausmą ir tau nebereikės galvoti ir vėl patirti to skausmo. Tai yra labai laikinas dalykas, kad neilgam tas visas užsibūna. Dažnai būna taip, kad užsiimam mes kažkokią kitą veiklą. Dažnai būna, kad kiti pradeda valgyti, kiti rūkyti, kiti gerti, kiti dar kažką vartoti, sportuoti, na, įvairiausių dalykų, kad tik nejausti tų kūno pojūčių. Bet kas įvyksta vakare? Vakare, kai rimsta aplinka, kai mes atsigulam į lovą, kai visur tylu, tada
kūnas ir vėl mums pasako, kartais tyliau, kartais garsiau, kartais išraiškingiau, bet jis nuolatos su mumis kalba. Taigi, ką mūsų kūnas mums sako? Mums kūnas sako, kad mes turime ten įeiti ir atrakinti, išlaisvinti tuos jausmus, kurie beldžiasi per mūsų pojūčius. Nes jeigu mes pojūčių nejaustumėm, mes tenais nieko niekada neatrastumėm. Taigi tam tikros situacijos, tam tikri žmonės mus kartais irgi atveda į tas vietas, kur mes nenorime matyti, kur mums skauda ir kur mes bandome išvengti. Dažnai būna, kad nepasitikėjimas savimi taip pat sukelia tam tikrų dalykų, ko mes nenorime matyti. Tai tas vidinis kritikas, kuris gyvena mumyse, jis taip pat bando mus išprovokuoti, jis taip pat bando mus pateikti visokias versijas, kas nėra tiesa apie mus. Ir dažniausiai mes tuo patikim. Ir kai mes tuo patikim, mes nebeišgirstam savo vidaus. Mes nebeišgirstam savo sielos, ką mūsų siela mums nori pasakyti. Ir kiekvienas mūsų susierzinimas, kiekviena mūsų reakcija, jinai tiesiog nusėda mūsų organizme. Tai jeigu mes dabar įsivaizduotumėm, kad mūsų kūnas yra mūsų sielos namai ir kaip jie atrodytų, jeigu jūs dabar taip praskanuotumėt, kaip tarsi tie biorezonansiniai prietaisai, kai nuskanuoja visą testą, visą organizmą. Tai kaip netgi iš tikrųjų palyginus tą testą, galima susidaryti, kokiegi tie sielos namai yra. Ir aš tiesiog rekomenduočiau pirmiausia galbūt pasižiūrėti nuo psichosomatikos, ką rodo psichosomatika, nes pakeitus psichosomatikos tuos ten priežastis, dažnai pasikeičia viso organizmo mūsų tie rodikliai. Ir kaip pavyzdys, tarkim, pyktis kaupiasi kepenyse, baimė kaupiasi inkstuose, kelėnuose, sąnariuose. Tai, tarkim, šitie priekiniai raumenys, nugaros, menčių raumenys, ar ne, taip pat kaupiasi iš tam tikrų mūsų emocijų, sukurtų, patirtų. Tai jeigu mes pradėtumėm žiūrėti psichosomatiką, kokios tai yra priežastys ir su jom pradirbti, tai tiesiog visas organizmas, jisai atsipalaiduoja, jisai gauna daugiau energijos, nes kaip mes žinome, mes viskas esame energija ir kažkas dar prisijungia. Kaip mes žinome, mes viskas esame energija ir kai mes tik tais kažkur užsiblokuojame, kai mes tik tais kažkur tais nebepraleidžiam tos, nebeprateka ta energija, mums ten pradeda skaudėti. Tai kaip sau galima tiesiog padėti? Yra labai paprastas būdas, kurį aš pati naudoju. Tai tarkim, kai mes supykstam, kai mes sureaguojam, tai būna toksai dalykas, kad sveiki prisijungę, kas dar prisijungėte. Kai mes supykstam ir sureaguojam į tam tikrą dalyką, tai būna toksai jausmas, ar ne, kad atrodo viskas, kas dabar vyksta, tai viskas yra negerai ir visi prieš mane galbūt nusistatę, arba krentam į tokią aukos poziciją, kokia aš dabar esu nelaiminga, kokia aš vargšė, kaip man niekas nepadeda, kaip man visi meluoja, galbūt, ne, kažkas mane čia nori apgauti. Ir visi tie tokie dalykai, kur mes tada krentam į tą aukos poziciją ir mes dar labiau save apsunkinam, taip bemąstydami.
Tai, tai dar kas, aš tarkim, man kas būdavo, jeigu aš sureaguoju, man sukyla kokia reakcija, ypatingai namuose, kai būna tas toks moteriškas pyktis prasiveržia, tai aš labai mėgdavau tvarkytis namus. Man būdavo toksai, aš jeigu tik tai kažkur biškį susinervuoju, aš tada galiu sienas pradėti šveisti, aš galiu tiesiog langus valyti, veidrodžius ten blizginti, spinteles valyti, tiesiog tos energijos tiek atsiranda, kad aš pradedu visur ten, ko reikia ir ko nereikia tvarkyti, ir taip aš save ištaškau. Aš taip savo tą energiją tiesiog ją išeikvoju visiškai nereikalingai. Ir ką aš dabar, tarkim, pradėjau daryti, tai kai man sukyla tam tikra reakcija, kai man sukyla tas vidinis pasipriešinimas ar nesutikimas, ar tiesiog vidinis toksai erzulys, kai sukyla, tai aš tiesiog taip atsisėdu ramiai, rankas padedu ant kelienų ir kvėpuoju. Ir nieko jokiais pašaliniais darbais neužsiemu. Jokių ten rankose kažko tai minkyti ar kažką tai ten sukioti. Tiesiog aš padedu rankas ant savo kelienų, užsimerkiu ir tada aš pradedu kvėpuoti. O kvėpavimas būtų toks: per 4 įkvepi per nosį ir per burną iškvepi. Tai toksai išleidimas toksai irgi lengvas. Tai tiesiog parodysiu tokį pavyzdį, kad kvėpavimas per 4 tai būtų toksai. Tarsi kaip per šiaudelį išpučiam. Galit kartu pabandyti su manimi. Tiesiog. Tai toks labai yra man efektyvus ir kiti žmonės, kas dalinosi. Šiaip šitas kvėpavimas labai gerai, kas turi aukštą kraujo spaudimą. Tai būtent šituo kvėpavimu galima net sumažinti kraujo spaudimą. Ir tikrai dalinasi vienas vyriškis, kuris pradėjęs praktikuoti šitą kvėpavimą, pratimą. Jisai susimažina kraujo spaudimą ir tiesiog taip jisai kiekvieną dieną pasimatuoja, pakvėpuoja ir vėl stebi, kaip jo kraujo spaudimas, tai jisai tiesiog negeria vaistų, bet su kvėpavimu taip susitvarko. Tai kad nuraminti save, savo mintis, mes tik per nusiraminę savo mintis, mes tik taip galim išgirsti savo tą vidinį atsakymą. O ypatingai dabar tas momentas, kai energijos yra labai aukštos ir jos kiekvieną dieną vis labiau kyla, su visom tom energijom kylam ir mes patys. Ir mums labai svarbu yra susitaikyti ir susiderinti su tom energijom, susilygiuoti, kad spėtumėm tą visą pajausti, tą augimą visą. Jis dabar yra labai greitas. Ir mums ypatingai šis momentas, šis laikotarpis toks yra labai svarbus, kad mes kiekvieną savo akimirką pajaustumėm sąmoningai, kiekvieną savo įkvėpimą ir iškvėpimą pajaustumėm sąmoningai, kaip mes kvėpuojam. Tai šitas pratimas, tiesiog jūs pabandykit prieš miegą, prieš svarbų pokalbį, kai kyla prieš skambutį, tarkim, jeigu reikia pasiskambinti klientui, reikia žmogui kokiam pasiskambinti, tai prieš kiekvieną tokį skambutį galite tiesiog padaryti tokį paprastą kelių sujungimų, tokį kelių ratų, kokius 5, 6, iki 10 ratų tokių galite padaryti. Ir jūs pamatysit, kai rezultatai bus tikrai visai kitokie, nes ten, kur jūs kalbėsite kitam telefono tam gale, tai yra ta vibracija, kurią žmogus pagauna ir jaučia. Ir tai, kokią jūs vibraciją išleidžiat, jisai su tokia vibracija ir atsako.
Taigi tas grįžtamasis ryšys būna yra toks, kokį mes jį paleidžiame patys. Na, o kitas toks pratimas irgi yra labai, mūsų protas mėgsta komandas. Ir kai mes pradedam nuolaidžiauti, jis pasijaučia yra mūsų valdovas. Ir kai jisai būna mūsų valdovas, mes tiesiog nebedrįstame jam paprieštarauti ir nebedrįstame būti patys savo šeimininkai, o tai viską parodo ir sukilusios baimės, tai parodo ir nemokėjimas pasakyti ne. Mes labai dažnai save kažkur tais išduodame, mes labai dažnai save apgauname, kai mum kažkas tai nepatinka ir taip jaučiam ane, kad iš vidaus tikrai vat jaučiu, kad kažkas čia ne taip, bet kažką darome ar dėl tam tikro patogumo, ar dėl tam tikro jausmo, tai tiesiog mes tai darydami pataikaujame kitiems ir taip vat protas, jisai taip pat pasijaučia, kad jis yra mūsų valdovas. Tai ką mes turėtume padaryti, tai duoti komandas, duoti tokias griežtas, savim pasitikinčias komandas tiek savo tam vidiniam kritikui, tiek protui. Tai jeigu mums kyla mintis, kad ten, tarkim, kokia tu lūzerė, ar ten tu ir vėl nevykėlė, kaip ir visada, tai aišku, vat reikia susimauti, žioplą, nebūtum ten, kaip sako, net tu, kad taip nepasielg. Ir taip mes save tiesiog tokiais visais žodžiais mes tiesiog savo tą vidinę aš, savo vidinį vaiką, kuris tiek nori iš mūsų to dėmesio, meilės, to jautrumo, to šilumos, to viso švelnumo, mes tiesiog užbulinam ir su tais visais žodžiais, su tais visais nepasitikėjimais. Tai ką rekomenduočiau daryti, tai tiesiog susirašyti tuos sakinius ar tuos žodžius, ką mes apie save pasakome, negero. Ir tada Rasa prisijungia, labas Rasa. Ir tada, kai mes jau susirašome, tuomet paskaitome garsiai tuos sakinius, apie ką mes susirašėm. Tiesiog paskaitom ir tiesiog tokį griežtą dedam stop. Ne? Iš savęs tokį įsakymą, kad stop. Tai mes parodom, kad aš esu šeimininkė ir aš valdau padėtį. Aš galiu sąmoningai valdyti padėtį, kas vyksta su manimi. Ir tada perskaitom dar kartelį tą patį dalyką, kurį užsirašėm. Ir jeigu dar mums viduj kažkas tai ten rezonuoja, paskaitom dar garsiau tą sakinį, tuos dalykus, ką susirašėm, ir vėl pasakom stop. Tokį griežtą stop. Ir tada skaitom dar. Ir pamatysit, kad po kelių kartų, galbūt užteks ir vieno karto, čia turbūt priklausomai kaip kas kokio išvis esam savybės, tai kaip gyvenime pagal tam tikras situacijas mes prisitaikom. Ir jūs pamatysite, kad padarius kelis kartus tokį pratimą, jūs pasijausite labiau pasitikinti savimi, jūs pasijausite labiau, jausitės labiau esantis šeimininkai savo padėties, savo situacijos. Ir pamatysite, kad esant tam tikroj situacijai, jūs pasakysite ne. Kai jums tikrai norėsis pasakyti ne, man tas nepatinka, aš su tuo nesutinku, aš turiu savo nuomonę, aš turiu savo jausmą, aš turiu savo požiūrį į tai ir tiesiog ačiū tau už nuomonę, bet aš turiu savo ir aš noriu jos laikytis. Jūs tada pamatysite, kai pradeda augti pasitikėjimas, kai pradeda augti tas visas noras būti savo padėties šeimininkė ir kai visas tas vyksta dalykas, visi
visos kitos situacijos jos daug paprasčiau išsirutulioja. Dar vienas labai svarbus dalykas, kad jeigu jūs buvote tame etape, kur dažnai buvote tam, kad kažkam kitam esate naudingi, nors sau prieštaraujate tam. Ir kai tas pradės vykti, kai pradės vykti, kad aš esu savo padėties šeimininkė ir aš geriausiai žinau, ką aš jaučiu. Niekas kitas už manęs neišjaus tai, ką aš jaučiu. Aš galiu nupasakoti savo jausmą, ar aš galiu nupasakoti savo situaciją arba savo reakciją, bet tai, ką aš viduje jaučiu, niekas kitas to nejaučia. Yra tik aš tą jaučiu. Ir kai mes pradėsime suvokti, klausyti, ką aš jaučiu, jeigu aš jaučiu ramybę, pritarimą, viskas okei. Bet jeigu man ten viduje kažkas nepritaria, aš tiesiog esu šeimininkė, aš myliu savo vidinį vaiką, aš rūpinuosi juo, kad jam būtų patogu ten gyventi viduje, kad mes būtumėm susilygiavę, kad mes jaustumėm tą bendrystę, kad mes jaustumėm tą vidinį potencialą ir tą artumą, tą ryšį, aš turiu kažkam tai pasakyti ne. Aš turiu kažkam tai apsiriboti, galbūt net ir atsitraukti. Tai kai vyksta tokie dalykai, dažnai mūsų aplinkoj atsitraukia žmonės. Atsitraukia, nes jūs esate jau nebepatogus, jūs esate jau nebenaudingas, nes jau mokate pasakyti ne, mokate pasitikėti savimi, jaučiate savo ryšį su savo kūnu, su savo vidumi ir tas žmonės tiesiog jie atsitraukia, nes tas maitinimasis ir tas susijungimas, kai aš kažkam esu naudinga ir toks vienpusis gaunasi, tai mus labai išsekina. Mes labai atiduodame daug savo energijos, bet mes negauname atgal. Tai tiesiog sąmoningumas ir yra tas, kad mes mainomės, ar ne, mes tiesiog mainomės. Aš duodu ir gaunu, aš duodu ir gaunu, tiesiog duodu ir priimu, ar ne. Tai va tas ciklas čia yra visatos tiesiog dėsnis, tas duoti, gauti ir mes tą sąmoningai turime suvokti, kad tas turi vykti ir taip turime gyventi. Na, o kitas būdas tai būtų mano mėgstamas, tai yra emocijų paleidimo praktika, kurią aš naudoju kasdien, nes man labai patinka ją naudoti ir netgi tada, kai aš jaučiu džiaugsmą, kai jaučiu tą džiaugsmingumą, jaučiu tą tokią vidinę ramybę, tokį vidinį pakylėjimą. Ir man tada netgi aš jį pritaikau ir naudoju, kad leidžiu sau, kad būtų jo ir dar daugiau, leidžiu sau tai jausti, sveikinu, kad tai yra mano jausmas, kad aš jį jaučiu, leidžiu, kad būtų jo dar daugiau. Ir koks mano pastebėjimas yra, kad aš mėgstu tiesiog kartais eksperimentuoti, ką aš jaučiu. Ir būna per dieną aš pajaučiu daugybę jausmų ir mes kiekvienas iš tikrųjų tą pajaučiam. Bet yra toks dalykas, jeigu mes visą dieną, tarkim, jautėmės geros nuotaikos, jautėm dėkingumą, jautėm džiaugsmą ir tik kažkas tokio atsitiko, kažkas pasakė ir atrodo tas mažas, va taip kaip tas juodas lašelis dažų į visą kibirą baltų dažų ir iškart atrodo nudažė visą mūsų dieną ir mes tiesiog pamirštam tą visą savo gerą emociją, ką mes iki tol turėjom, su to vienu kažkokiu jausmu ar su viena tam tikra tokia reakcija, ar ne? Ir tai aš esu padarius kelis tokius bandymus, stebėdama tiesiog save visą dieną. Ir kai aš tik tai pradedu jausti, kad aš jaučiausi gerai, aš jaučiausi tokia pakili nuotaika, žvali, energinga, žaisminga, man atrodo, tokia visa crazy. Ir tik kažkokia tai iš vidaus kažkas tokio, aha, kiek tu čia sako, gana jau tau čia džiaugtis, ane, dabar va pajausk šitą. Tai žinot, ką aš padarau? Labai paprastais būdais
mes kuo paprasčiau visą tai darom, tuo mum lengviau gaunasi ir tiesiog neapsunkinkim savęs su tam tikrom įvairiom technikom, kuris reikia tenais galvoti ir daryti ir vis kažką tai, ne? Tiesiog paprastai savais žodžiais aš tave matau, aš tave jaučiu, aš tave pastebiu, tu esi mano ir aš tave kviečiu, ateik į tą džiaugsmą ir ateik į tą meilę taip pat. Ir žinokit, tas jausmas va taip vat ištirpsta ir vėl tas džiaugsmas ir ta meilė, tas visas pakylėjimas sugrįžta. Tai tiesiog dabar galbūt net kviesčiau jus pajausti, tiesiog pajauskit dabar išvis, galbūt net komentaruose parašykite, kokį jausmą va dabar jūs jaučiate, va dabar šiuo metu, va ką jūs jaučiate va šiuo metu. Parašykite komentaruose, vat kokį jausmą, ką jaučiate. Ar miegat jau visą? Kiekvieną kviečiu, kiekvieną parašykit komentaruose, ką dabar, kokį jausmą jūs jaučiat. Šalta, ramybė. Aha, kas dar? Rašykit visi, kviečiu visi dalyvaukit. Ar jums nesirašo, ar jūs čato gal nematot? Kiti miega. Nu tai viskas, pabundam. Ramybė, laisvė, Agnė rašo. Kas dar? Ką Jurgita? Rasa, čia kažkas su numeriu telefono prisijungė. Danutė, rašykit ką jūs. Danutė galvos skausmą. Gerai. Taip, Birutė rašo šalta. Ramybė. Ramybė, laisvė, galvos skausmas, ramybė, Dalia, Rasa, nerima, gerą šiurpuliuką. Gerai. Tai dabar žiūrėkit, tada kiekvienas tą savo jausmą, va tiesiog pajauskit, gerai? Bet dabar kiekvienas tą savo jausmą, vat, nu, įsivaizduokit, leiskit jam būti labai tokiam svarbiam, pastebėtam, kas kokią jaučiat, ar ne, tą jausmą. Ir bandykit dabar tiesiog mintyse įsivaizduoti, kaip jis atrodo. Ir dabar tą jausmą, kurį jaučiat, išdidinkit tiek, kiek galit dar labiau. Danutė, jeigu ir galvos skausmas, tiesiog išdidinam tą galvos skausmą taip pat, nes dažnai galvojama, kad jeigu tu jauti nerimą, tai išdidinam tą nerimą taip pat. Tiesiog padarom tokį didelį, išdidinam, kad mes jį jaustumėm iš tikrųjų, kad tas jausmas tarsi asmenybė, kur pajaustų, kad mes į jį žiūrim ir mes jam skiriam dėmesio. Ane? Ir dabar išjauskim. Aha, ramybė, Dalia. Gerai. Ir dabar išjauskim tą savo jausmą su tam tikra, va tokia, va įsivaizduokit, kaip su pykčio energija, va kaip mes jaučiamės, va kaip supykstam, kaip, va, ir stebėkim kūną, kaip kūnas reaguoja į tą pykčio, va, energiją. Va, išjauskim tą visą emociją, kaip mes supykstam, kaip ar kūnas įsitempia, ar kaip va reaguoja, kaip mūsų veido raumenys kokie būna. Tiesiog vat tą pykčio energiją vat jaučiam, vat tiesiog vat tą visą išjaučiam tą jausmą per tą energiją.
Ir kaip jums sekasi? Kaip sekasi jums išjausti pykčio energiją? Ir dabar tą patį jausmą, tik išjaučiam dabar tokią su nerimo tą energiją, ne? Vat, nu, su tokiu dar didesnį nerimą jausdami, su baime, vat, tą tokią. Ir stebim, visas yra dėmesys stebėjimas savo kūną, kaip mes jaučiam, kaip mūsų jaučiasi kūnas visame tame, kaip veidas, kaip rankos, kaip tiesiog ar pečiai susigūžia kažką, tiesiog pavaidinam, įjungiam tą vaidybą, savo kūrybą, kaip mes tą visą nerimą, baimės, tą jausmą, kaip mes išjaučiam tą jausmą. Ir dabar galim tiesiog įsijungti mikrofonus ir pasidalinkim savo pojūčiais, ką mes jaučiame dabar, būtent tuo momentu. Rasa, gali, pavyzdžiui, pasidalinti dabar? Birutė. Šiurpuliukai bėga. Gerai, dabar Birutė pajaus tos šiurpuliukus. Dabar gerai, pasilik dar Birutė, įsijung dabar, gerai? Tai Rasa įsijungia. Nu gerai, Rasa, dabar kalbėk tu. Nu, tiesiog susiraukė kakta, įsitempė visi raumenys. Kažkoks kūnas toks sunkus. Gerai, gerai. Kaip Jurgita ką jaučia? Smelkiantį šaltį per visą kūną. Gerai, šaltis, ne? Gerai. O Danutė ką jaučia? Jaučiu galvos skausmą. O kur tas dabar galvos skausmas, kurioje galvos vietoje jaučiasi? Kairėje pusėje. Kairėje pusėje, ar ne? Taip. Gerai. Matyt, nemokėjau pritaikyti. Ne, tai čia mokėt mums nieko nereikia, čia tiesiog yra procesas, visas procesas tam. Gerai, Danutė, dabar tada jūs nesat niekada darę prisijungę prie emocijų paleidimo? Ne, nesu. Gerai, Danutė, tai tada mes dabar pažiūrėkim tą jūsų galvos skausmą. Visi kiti gali tiesiog kartu daryti pagal savo situaciją, ar ne, tą paleidimą. Danutė, dabar paleidimas bus toks, kad aš jūsų klausiu, ar gali paleisti, ar gali pasveikinti tą jausmą ir jūsų atsakymas tiesiog turėtų būti sutikimas, kad taip galiu, taip sveikinu, paleidžiu ir jeigu jau labai yra viduj pasipriešinimas, kad to negaliu, tai taip ir sakot, kad negaliu, ar ne? Tai dabar, Danutė, kas jaučia tą jausmą? Kas jaučia tą jausmą? Aš jaučiu. Tai kieno tas jausmas? Mano. O kas galėtų paleisti dabar tą jausmą? Aš galiu. O tai galėtume dabar pasveikinti ir pripažinti, kad tas jausmas yra jūsų ir apie jūs? Taip. Ar norėtumėt tą jausmą visą paleisti? Taip. O ar galėtumėt bent šiek tiek, bent trumpam paleisti tą jausmą, tą visą skausmą? Galėčiau. Ar galėtumėt paleisti dabar? Taip. Ir dabar pažiūrėkit nuo 0 iki 10, kiek stipriai skauda?
Na, gal kokie, sakykime, 3-4. Tai galėtumėt paleisti ir dar šiek tiek daugiau tą jausmą? Taip, Ar galėtumėt jį atleisti, kad jis būtų dar labiau laisvas? taip, Ar galėtumėt atpalaiduoti tą jausmą ir dar labiau? taip, Ar paleistumėt, jei galėtumėt ir dar šiek tiek daugiau? taip, Ar galėtumėt paleisti ir dar daugiau? taip, Ir netgi dar daugiau? taip, Ar galėtumėt jam leisti plėstis ir dar labiau? taip, Ir netgi dar labiau? taip. Ir pažiūrėkit, ką dabar jaučiat. Na, negaliu sakyti, kad nieko nejaučiu, bet kažkaip geriau. Dar yra kažkokia ta būsena. Gerai. O kas ten slepiasi už tos būsenos? Kas ten taip suspausta? Na, nežinau, kaukolės smegenis spaudžia. O ką tas jausmo tavo, ta dalis kūno, ką jinai nori jum pasakyti? Tikriausia kažkoks yra skausmas, liūdesys. Tai gali dabar tą liūdesį tiesiog pasveikinti, kad jis yra jūsų? tą skausmą, liūdesį, kuris ten slypi už to skausmo. Taip, Ar galit pasveikinti, kad tas liūdesys apie jus? taip, Ar galėtumėt tą jausmą tiesiog išlaisvinti, kad jis būtų laisvas? taip, Ar galėtumėt pakviesti ir visas istorijas susijusias su to liūdesio ir skausmu? taip, Ar galėtumėt tas istorijas kartu paleisti su liūdesiu? taip, Ar paleistumėt, jei galėtumėt ir dar labiau? taip, Ir netgi dar labiau? taip. Ar paleistumėt, jei galėtumėt ir dar labiau? Taip, O kodėl dar vis norisi šiek tiek laikytis jo? todėl kad jisai laikosi manęs. O dabar aš noriu tokį dalyką pasakyti, kad nei vienas jausmas mūsų nesilaiko, visų jausmų mes patys laikomės dėl saugumo, dėl tam tikrų kitų dalykų, dėl prisiminimų ar dar dėl kažko. O kaip dabar yra tas galvos skausmas? Na, dabar, sakyčiau, jaučiuosi geriau. O ar norėtumėt jaustis dar geriau? Tikriausiai taip. O tai galėtume dar tą likutį to liūdesio paleisti, kurio dar šiek tiek norisi laikytis? Galėčiau. Ar galėtumėt paleisti ir dar šiek tiek daugiau? Taip, Ir netgi dar? taip, Ar galėtumėt paleisti ir dar šiek tiek daugiau? taip, Ir visi kiti, kurie kartu daro, tiesiog pritaikykit savo jausmui tuos klausimus ir tą visą paleidimo procesą. Ar galėtume, Danute, paleisti ir dar labiau tą jausmą? taip, Ar galėtumėt jausti tą lengvumą? taip, Ar galit lengvumui leisti plėstis? taip, Ar galit lengvumui leisti plėstis ir dar labiau? taip. Ir ką dabar jaučiat? Ką jaučiu, tikriausiai lengvumą. Tai ar galit pasveikinti tą lengvumą ir leisti būti jam dar labiau, dar daugiau? Taip, Ar galit dabar pasveikinti, pripažinti tą lengvumą ir leisti būti jam dar didesniam? taip, galiu. Ir netgi dar didesniam? Taip, galiu. Ir dar didesniam? Galiu. Ir ką dabar jaučiat? Dabar šypsausi. Smagu, sveikinu. Ačiū. Kaip kiti jaučiasi? Kaip Rasa, nerimas tavo? Nu, jaučiu, kaip atsipalaidavo raumenys, rankos, tokios lengvos pasidarė.
Kažkas lengvesnio. O dar jauti to nerimą? Nu, gal jau ir nebe. Tai jeigu gal, tai dar kažkiek jauti. Negaliu pasakyti. O nori to lengvumo jausti dar šiek tiek daugiau. Nu taip, aišku. Tai gali pasveikinti tą lengvumą, kurį jauti. Taip, Ar gali pasveikinti tą lengvumą, kurį jauti ir leisti jam būti dar didesniam. taip, Ar gali leisti tam lengvumui būti ir dar didesniam. taip. Ar gali tiesiog drąsiai įsileisti tą lengvumą ir nustoti kovoti su visais sunkiais jausmais. Galiu. Tai gali drąsiai įsileisti į gyvenimą išvis lengvumą. Galiu. Ar gali drąsiau dar labiau įsileisti į gyvenimą lengvumą, kad viskas tau lengvai dėliojasi gyvenime. Galiu. Pasveikinti tą lengvumą. Sveikinu. Ir ką jauti dabar. Šviesesnę galvą. Mhm. Irgi šypsausi. Mhm. Nu ir viskas kitaip kažkaip. Nu. Kaip Jurgita, tau? Aš čia. Pradžioj tai pradėjo riedėti ašaros, o paskui pajutau tokį, kad skrendu kaip baltas paukštis į viršų. Lengvai. Tokis lengvas jausmas. Labai smagu. Sveikinu su lengvumu. Kaip Birutė? Aš tai ploju visiems iš eilės. Man taip gerai, labai fain. Tai ačiū Jums. Man norisi plot, dainuot. Iš tikrųjų smagu. Tai daug kas čia matai keli neatlaikė matyt, pasitraukė. Danutės balsą išgirdau, tai man net wow. Nuostabu. Tai va, tokia vyksta tas procesas ir kaip matot, galit tiesiog, kaip matot, kad patys ir esam valdovai kaip savo šeimininkai, kaip mes galim valdyti visus savo padėtį, emocinę visą padėtį, mes galim tiesiog patys tą visą suvaldyti. Reikia labai daug drąsos. Pripažinti, kad tu turi tų visų neigiamybių prisidėjęs į galvą tiek, kad jos iššaukia, ar galvos skausmą, ar svaigimą, ar tą aukštą kraujospūdį, ar kažkokie procesai vyksta. Jie vyksta dėl to, kad mes tiesiog apsikraunam bereikalingais dalykais. Na, iš tikrųjų taip, bet ką aš norėčiau pasakyti, jūs ten kaip dirbat su tais aparatais, tai aš sakau, ten yragi patys pirmi tie 3, tai yra patys svarbiausi tos priežastys psichosomatikos, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį, dėl ko mūsų, ta prasme, ir serga organizmas, ar ne? Tai ten nieko nereikia labai išgalvoti, tai mes ten pasiskaitom, kokios tos priežastys ir tiesiog labai paprastai, priimam į savo meilę. Bet nereikia nieko ten, nei tenais kažką labai knistis, tiesiog aš pamačiau, viskas, ačiū, nusprendžiu ir aš kviečiu į savo meilę, į savo vidinę meilę, į tą vidinę šviesą ir viskas. Ir tie visi dalykai, jie ištirpsta.
Mūsų protas ant tiek Tai va bando tas- mus apgauti, kad sako, taip viskas ten sudėtingai, ten taip viskas sunkiai, ten taip viskas yra, ten wow. Bet taip nėra. Taip, tiesiog patirtys rodo, kad žmogus tikrai gali valdyti savo tą emociją, bet mes, kartais ar išsigąsti, ar tu tiesiog, palūžti dėl aplinkos ar dėl kažko, kažkas tave įtakoja, kad tu darai tuos sprendinius tokius netinkamus savo. Tai va, tai čia tas ir yra, kad mes mokomės to kiekvieną dieną savistabą, kaip sakau, būtent stebim save, kaip aš jaučiuosi, kaip mano vidus jaučiasi ir ar aš gerai jaučiuosi ten, kur esu ir ten, kur būnu, ar sutinka ta vibracija su mano vidum. Nes labai svarbu tą savo kūną klausyti, ką mūsų kūnas, nes kūnas viską mums pasako. Jis toks protingas. Netgi yra tokia praktika, kur mūsų virškinimo sistema suvirškina mūsų visas emocijas ir pašalina per kaip ir maistą, ar ne? Vat tas, kas nereikalinga iš organizmo. Tai netgi yra tokia praktika, kad tiesiog imi tą vietą, kur ten tau skauda, kur tas skausmas yra ar kažkas, tai kur nekomfortiška. Irgi ten imi su tam tikra spalva ir dedi į skrandžio, dedi į skrandį ir paprašai, įsakai, kad skrandis suvirškintų tą emociją tavo ir pašalintų. Tai va, taip viskas atrodo labai paprastai. Prasme, jeigu skauda tau kažkokį organą ir tu jį tiesiog išmanai, kur jis yra, Taip. tiesiog paimi vizualiai. Jo, vizualiai paėmė, va taip su ranka paėmė vizualiai ir jį taip spaudė. Kitą kartą galima net įsivaizduoti, kad čia rankų yra tarsi siurblys ir tą jausmą, tarkim, va taip kvėpuoji ir tas visas sunkumas, tas skausmas, tarkim, jeigu raumenį kažkur sutraukia ar šiaip kažkur skauda, jeigu nugaroj nepasiekiam, tai tada vizualiai, tiesiog, per vizualinį tą matymą įsivaizduojam. Tada dedam prie skrandžio ir paprašom, įsakom tiesiog skrandžiui, kad tą dabar, ką aš įdėjau tą emociją, kad suvirškintum ir pašalintum iš mano organizmo. Ir tas irgi labai iš tikrųjų veikia. Vienu žodžiu yra reikalų. Jo. Tai gal įsijungti, dabar jau galim kameras, aš sustabdysiu.